Druskininkų savivaldybė, siekdama plėtoti kurorto turizmo infrastruktūrą, pritraukė Europos fondų ir kitų investicinių lėšų didžiausio Druskininkuose projekto vandens parko įgyvendinimui. 2004-aisiais pradėtos rekonstruoti senosios fizioterapijos gydyklos virto moderniu 25 000 kvadratinių metrų kompleksu su 20 pirčių įrengtų pagal įvairių šalių tradicijas, vandens pramogų dalimi su nusileidimo kalnelių bokštu, viešbučių, kavinėmis, boulingu ir konferencijų salėmis. Per 2006 kalėdas surengta šio didžiausio Rytų Europoje objekto atidarymas. Vandens pramogų parkas paskatino kurorto plėtrą ir padėjo pritraukti privačių investicijų. Po jo atidarymo Druskininkuose sulaukta didesnių turistų srautų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių. Vandens parko lankytojai ir procedūros gydykloje skaičiuojamos milijonais. Viešbutyje per 9 metus apsigyveno daugiau nei 500 000 žmonių, o viešbučio Aqua užimtumas nuo 2008 iki 2015 metų padidėjo nuo 56 iki 90%. Beje, vidutinės apsilankymų kainos Druskininkų vandens parke per 10-metį nedidėjo. Atidarius vandens parką planuota per metus sulaukti apie 350 000 lankytojų, tačiau jau 2007 gruodžio 14 dieną pramogauti atvyko 400 000 poilsiautojas. 2009 metų birželio 26 dieną apsilankė milijonasis, o 2016 gegužės 10 dieną sulaukta 3 500 000 lankytojos. Druskininkiečiai ypač džiaugiasi turėdami galimybę įsigyti mėnesio ar ilgesnio laikotarpio abonementus, suteikiančius galimybę ilsėtis ir pramogauti parke darbo dienomis bei sekmadieniais. Kasmet apie 4 000 įvairaus amžiaus druskininkų gyventojų susigundo galimybę stiprinti savo sveikatą bei turiningai leisti laisvalaikį vandens parke. Valstybinis turizmo departamentas Druskininkų vandens parką pripažino sėkmingiausiu 2007 metų turizmo infrastruktūros projektų kategorijoje. Sulaukta ir kitų svarbių įvertinimų. Vandens parkas pelnė architekto Zigmanto Zavišos fondo apdovanojimą už geriausią rekreacinės architektūros kūrinį. Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurse Lietuvos metų gaminys 2007 parkui įteiktas aukso medalis už ypatingai sudėtingą Druskininkų vandens parko statybą. Lenkijos Respublikos Liublino mieste parkas apdovanotas krištoline plyta. 2007 metais parkui vadovauti pradėjo naujas direktorius Edmundas Antanaitis, kuris sėkmingai dirba iki šiol. Jo vadovaujama įstaiga plečia paslaugų spektrą, nuolat įdiegia naujovių, realizuoja socialinius projektus. Per 10-metį Druskininkų vandens parkas Lietuvą nekartą nustebino išskirtiniais renginiais. 2008 metais pirmą kartą Lietuvoje Druskininkų vandens parke surengtas tarptautinis vanojimo čempionatas, kuriame varžėsi vanojimo meistrai iš skirtingų Lietuvos regionų bei svečiai iš Suomijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos. Nuo 2008 pirčių erdvėje pradėti organizuoti nuogalių vakarai, kurių metu lankytojai raginami pirčių programuose būti be maudymosi kostiumų. 2009 metais lapkričio 21 dieną Druskininkų vandens parke 27 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų dalyvavo pirmajame Lietuvos nusileidimo kalnelių čempionate. 2010 metais pavasarį Druskininkų vandens parkas lankytojus nudžiugino, pristatydamas naujas paslaugas ir naujai įrengtas pirtis. Suaugusių vandens parko lankytojų pamėgta pirčių erdvė nuo gegužės 1 dienos pasitiko lankytojus su atnaujinta pirtimi Artemida, kuri tapo druskų pirtimi. Pasiūlyta ir individualaus vanojimo paslauga pirtyje Tilija. 2011 metais vietoje pirties Maskva įkurta nauja pirtis Alka. Ant vandens parko stogo pradėjo veikti nudistų pliažas, o metų pabaigoje bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į uždaroji akcinė bendrovė Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua. 2011 metais skaičiuojant paskutinės metų dienas, vandens parkas triukšmingai paminėjo savo 5-metį. 2012 m. gruodį įstaiga įteikta turizmo Oskarais pavadinta simbolinė Vėtrungė. Tais metais šeimų išvykų vieta tapo būtent Druskininkų vandens parkas, surinkęs beveik 300 000 balsų. 2012 metais baigta ir vaikų erdvės išsidėsčiusios per 2 aukštus rekonstrukcija. Prie uždarosios akcinės bendrovės Druskininkų vandens parko viešbutis Aqua buvo prijungta Druskininkų gydykla. 2013 m. kovo 29 d. įvyko bendrovės Druskininkų vandentiekis ir bendrovės Druskininkų pramogų parkas ir organizavimas prijungimo būdu. Prie bendrovės prijungtas ir sporto klubas Aqua Gym.
2014 m. rugsėjo 20 d. Druskininkų vandens parko pirčių erdvėje buvo renkamas pasaulio saunos čempionate Lietuvai atstovausiantis pirtininkas. 2014-aisiais Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua gavo Gazelės apdovanojimą ir pateko tarp 10 sparčiausiai augančių šalies bendrovių. 2015 lapkričio 27 d. atidarius išskirtinio rytietiško stiliaus viešbutį Flores su ypatingaisiais apartamentais bei spa centru, visas centro Aqua kompleksas, vandens parkas, centrinė miesto gydykla bei viešbučiai tapo sujungti stiklinėmis galerijomis. Lankytojai neišeidami iš pastato gali naudotis visomis teikiamomis paslaugomis – vandens pramogų parku, gydyklos procedūromis, spa centrų teikiamomis paslaugomis, sporto klubu, boulingu, naktiniu klubu, išskirtinai kokybiškomis apgyvendinimo bei maitinimo paslaugomis. Tais pačiais metais įvykdyta maitinimo padalinio plėtra ir centre Aqua pradėjo veikti įmonei priklausantis restoranas Picerija. Viena iš pirmaujančių audito, mokesčių bei verslo konsultacijų paslaugų bendrovių Ernst & Young Baltic savo pateiktose išvadose pabrėžė: mažai tikėtina, kad privatus investuotojas galėtų Druskininkų savivaldybės turtą valdyti efektyviau ir generuoti didesnę pridėtinę vertę nei Aqua. Centre Aqua 2016 m. gruodžio 31 dienos duomenimis dirbo 350 asmenų, o tai reiškia, kad per dešimtmetį darbuotojų skaičius padidėjo beveik 4 kartus. Sėkmingai dirbantis Druskininkų vandens parkas išlieka pagrindiniu Druskininkų miesto traukos objektu. Parke pramogauja ir ilsisi ne tik svečiai iš Lietuvos, kaimyninių valstybių Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Baltarusijos, bet ir Korėjos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Australijos ir kitų tolimų šalių. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua šiais metais 10 metų sukaktį švenčia, būdamas vienu didžiausių sveikatingumo centrų visoje rytų Europoje. Tai ir neabejotinai kone ryškiausiai spindinti Druskininkų pramogų ir turizmo verslo žvaigždė, kurios siūlomomis paslaugomis kasmet naudojasi šimtai tūkstančių žmonių, o bendras vandens parko lankytojų skaičius artėja prie 4 milijonų.